Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. This is called the Hare Krishna Maha Mantra. Tai vadinasi Hare Krishna Maha Mantra. And by chanting this mantra, one achieves supreme ecstasy. Ir kartuodami šitą mantrą galim pasiekti aukščiausią ekstazę. So I've come here to Klaipėda today. Taigi šiandien atvykau Klaipėdą, to bring you the highest knowledge. Kad galėčiau pateikti aukščiausią žinojimą. Knowledge of the self. Savęs pažinimą. In other words, I've come to introduce you to yourself. Taigi atvykau čia pristatyti jūs pačius. Did you know that you don't know yourself? Ar žinot, kad jūs savęs iš tikrųjų nepažįstat? You've had a false conception of who you are ever since you were born. Iš tikrųjų jūs turit blogą supratimą apie save nuo pat gimimo. And also in many lifetimes before this lifetime, you had a false conception. Ir iš tikrųjų jūs turėjot prastą koncepciją apie save, netgi praeitus gyvenimus. And because of this false conception, you did not, or you could not experience the full bliss of your existence. Ir dėl šio neteisingo tapatinimuose jūs negalit patirti aukščiausios palaimos. Again and again, you identified yourself with a material body. Vėl ir vėl jūs tapatinate save su materialiu kūnu. Even though you're not your body, really. Nors iš tikrųjų jūs net nesat šis kūnas. You are seated right now in your body, just like a driver in the driver's seat of a car. Jūs randatės šitam kūne kaip vairuotojas mašinoje. You're controlling the body, making it do this, raising the hand, lowering the hand. Jo, jūs kontroliuojat kūną, pakeliat ranką, nuleidžiat. Blinking your eyes. Galit mirksėti. Your heart actually beat is going on due to higher powers. Bet širdies pulsavimas iš tikrųjų veikia dėl You're not making aukštesnių your heart jėgų. beat. There's higher powers that are making your heart beat. Aukštesniosios jėgos verčia širdį plakti. Jūs to negalite daryti. But mostly you are engaged in manipulating your body in this way and that. Bet paprasčiausiai tai jūs galit valdyti kūną, manipuliuodami jį. Just like you sit in your car, you're manipulating this way and that. You see? Kaip ir sėdėdami mašinoje, jūs ją galit vairuoti vairiausiai. But that doesn't mean that you are your car. Bet tai nereiškia, kad jūs esate šitą mašiną. Although sometimes we think that we are the car. Nors kartais mes manom, kad taip, aš ta mašina. You Tas may say, kūnas. what? How you can say that? Kaip tu gali tapatinti save su mašina? I never think that I'm my car. Aš niekada nemaščiau, kad aš mašina. But have you ever thought when the gas gauge goes down to empty, have you ever thought, oh no, I'm out of gas? Bet ar jūs nesusimąstėt, kai sumažėja kuras, jūs pasakot, o ne, man pasibaigė kuras, kai Or somebody vairuojat. smashes into the rear end of you. Oh no, somebody hit me. Arba kažkas avariją padaro jumis į jūsų mašiną ir sakot, o, kažkas atsitrenkė į mane. So actually we do identify with the car. Ir mes būna, kasdieniam gyvenime tapatiname su But mašina. even more so, we identify with this body. Bet dar stipriau mes iš tikrųjų tapatiname save su šiuo But kūnu. this body goes through certain things that aren't very enjoyable. Ir šitam kūnui tenka praeiti tam tikrus dalykus, kurių mes visai nemėgstam. It gets old, Pavyzdžiui, jisai sensta, it gets sick, ligos puola and it dies. ir tenka mirti. And birth also is very traumatic. Ir iš tikrųjų gimimas taip pat stipriai traumuoja. We don't remember it, but we were screaming in terror. We came out of the mother's womb with blood all over us. Mes iš tikrųjų nepamenam to, bet kai buvo tas momentas, mes rėkėm iš visų jėgų ir aplinkui visur kraujas buvo. So this situation of bodily consciousness Ir ši padėtis kūniškos sampratos, is not conducive for our real happiness. tai nėra palanku mūsų tikrai laimiai. I was fortunate to find a spiritual master Aš buvau sėkmingas sutikti dvasinį mokytoją, who could tell me who I really am. kuris galėjo papasakot, mane pamokyti, kas aš iš tikrųjų esu. That spiritual master his picture, his photograph is here on the altar. Ir šis dvasinis mokytojas, čia yra jo nuotrauka ant altoriaus. His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Tri Dandi Goswami Maharaj Prabhupada. And up here as well, yes. Ir ten. They're big. And over here as well. Prabhupada's everywhere. Jai Prabhupada. So Prabhupada is a great teacher. Taigi, Prabhupada yra didis mokytojas. And he was sent by God Ir jis buvo atsiųstas Dievo, to enlighten the whole world. kad galėtų apšviesti visą pasaulį. Just like at night the moon can light up the whole sky. Kaip mėnulis gali apšviesti visą dangų,
There are many stars, but they don't light up the sky that much. Yra daugybė žvaigždžių, bet jos neapšviečia dangaus taip stipriai. But when the full moon is there, then the sky becomes very bright, you see. Bet kaip reiškia pilnas mėnulis, dangus nušviestas. So in this world there are many stars, Iš tam pasaulyje randasi daugybė but none of žvaigždžių. them can bring light to this world. Bet nei viena iš jų negali atnešti šviesos į šį But pasaulį. there is one moon, Prabhupada. You see. Yra mėnulis, tai Prabhupada. He is making the whole world bright. Ir jisai padaro, kad visas pasaulis šviestų. When Prabhupada came to America in 1965, Ir kai Prabhupada atvyko į Ameriką 65 metais, he was thinking, if I can just make one devotee, one pure devotee of Krishna, he will become a moon who can light up the dark night. jisai atvyko su ta idėja, kad man pavyktų padaryti nors vieną tyrą viešpatės atsidavusi, kad jis galėtų tapti mėnuliu ir apšviesti visą But pasaulį. then Prabhupada was amazed. Bet tada Prabhupada He nustebo. said, Krishna has sent me so many boys and girls who are like moons. Ir jisai pasakė, kad Krišna atsiuntė man tiek daug merginų ir vaikinų, kurie kaip mėnuliai. So our movement is a movement for making moons. Ir šis judėjimas yra skirtas paversti žmogų į mėnulį. We don't want to make you a star, you see, Nenorim padaryti čia žvaigždės, like the Beatles or Bob Dylan or something. We don't make you a star. We want to make you a moon, you see. kaip Beatlai, Bobas Dylanas, bet jie žvaigždės buvo, bet mes norim iš jūsų padaryti mėnuliais. We want to make you bigger than any superstar of this world. You Mes see. norim padaryti jūs aukštesniais už bet kurią didžiausią žvaigždę šiam pasauliu. One moon-like devotee, he's more powerful and more influential than millions of stars, whether it's Michael Jackson or whoever it may be. Vienas tyras atsidavęs yra žymiai galingesnis, žymiai didesnį įtaką darantis, nei bet kokia žvaigždė būtų, kaip Michaelas Jacksonas ir Our panašiai. program is we want to make you into a moon Mūsų programa yra ta, kad mes norim iš jūsų padaryti mėnuliais, who can enlighten the whole world. kuris gali apšviesti visą pasaulį. We want to make you one of the greatest persons in history. Mes norim iš jūsų padaryti didžiausiais žmonėmis visam pasauliu. This is our agenda. Tai mūsų idėja. We've come here to make you into moons. Mes atvykom čia padaryti jūs mėnuliais. So the first thing you have to realize Tai visų pirma reikia suprasti, is I'm not this body. kad aš nesu šis kūnas, I'm actually an eternal spiritual being, kad aš esu amžina gyva būtybė, qualitatively one with God. kuri yra ta pati su aukščiausiu viešpačiu. Now you may not remember it, but I want to inform you of this. Gal jūs ir nepamenat, bet norėčiau jums priminti. Your actual identity is that you are an eternal resident of the kingdom of God. Jūsų prigimtinė padėtis yra tai būti kartu su Dievu. You're actually a citizen of God's kingdom. Ir jūs iš tikrųjų turit Dievo žemės But pilietybę. somehow or other you left God's kingdom and you came here to this material world. Bet dėl vienokių ir kitokių priežasčių jūs palikot tą karalystę ir atėjote į materialų It's pasaulį. kind of like somebody who gets shipwrecked on a desert island. Čia lygiai kaip būtų išmestas į krantą ant lūžinų. We've gotten shipwrecked here in this material world, far away from our home in the kingdom of God. Mes kaip esam iškritę iš laivo ir numesti į krantą kažkur toli, toli nuo mūsų The gyvenamos spiritual vietos. master, Ir he dvasinis comes to mokytojas, rescue you jis ateina išgelbėti jūs from the desert island iš tos negyvenamos salos and to bring you back to your original home in the spiritual world. ir parvesti jūs namo atgal, kur jūs gyvenate, dvasinį pasaulį. So when you return to the spiritual world, you will not be a stranger entering for the first time. Ir kai grįšit atgal į dvasinį pasaulį, jūs nebūsite ten koks, kaip sakant, pirmą kartą toks nieko nepažinosit. You'll be like a runaway child who goes back home to his parents once again. Bet bus taip, kaip pabėgęs vaikas grįžęs namo po ilgo laiko pas tėvus. In the Bible, there's the story of the prodigal son, you see. Prodigal son in the Bible. Ir Biblijoje yra panašiai istorija apie vieną sūnų. So when he returned home, it was a big thing. The prodigal son has returned. Ir kai pabėgęs sūnus grįžo namo, ten buvo didžiulis dalykas. So when you go back to the spiritual world, Ir kai jūs grįšit atgal į dvasinį pasaulį, it will be a great festive event for all the inhabitants bus didžiulis festivalis visiems gyventojams. to welcome you back to your original home. Pasitiks jūs grįžus namo. So we have come to teach you how to go back to your original home. Ir mes atvažiavom čia pamokyti, kaip reikia grįžti namo. If you're not happy here in the material world,
Jei jūs nesat pilnai patenkintas šitą materialiam pasauliu, That's good. tai labai gerai. If you're not happy, that's great. Jei jūs nesat laimingas, tai nuostabu. If you are happy here, we're worried about you. Jeigu jūs čia laimingas, tai tada reikia rūpintis dėl jūsų. But if you're not happy, great. Bet jei nesat That's laimingas, fantastic. You shouldn't be happy here. It's not a Teisingai. happy place. labai teisingai, nes čia nėra laiminga vieta. I mean, who wants to get old and get sick and die? I mean, it's no good. Kas norit senti, sirgti ir mirti? As we used to say back in the 60s, it's a bummer. Kaip 60 metais mes It's a sakydavom, bum trip. tai visiškai This material nesėkmė. world is no good. It's no good place. Šitas materialus pasaulis visiškai netikusi My vieta. spiritual master, Srila Prabhupada, Mano dvasinis mokytojas Šrila Prabhupada, he also had a spiritual master. jis taip pat turėjo savo You dvasinį see, you mokytoją. can't become a spiritual master unless you're a disciple. Jūs negalite tapti dvasiniu mokytoju, jeigu jūs nesat mokinį. Some people think, well, these spiritual masters, they get so many donations. I think I'll call myself a spiritual master and make money. Na, kažkas gali pamastyti. Na, dvasinis mokytojas gauna daug paukojimų, tai gal man tapti dvasiniu mokytoju ir taip pritrauksiu. That's a counterfeit guru. You see. Tai vadinamas padirbtas guru. Because our governments are not proper, they allow these counterfeit gurus to go on. You see. Kadangi mūsų valstybė dabar yra neteisingai valdoma ir leidžiami tokie neteisingi guru. But if the government is strong, they will never let any counterfeit guru go on with his cheating business. Bet jeigu valstybė stipri, ji niekada neleis atsirasti padirbtiem guru. The bona fide spiritual master, he is a completely surrendered disciple of a bona fide spiritual master. Bet bona fides tikras dvasinis mokytojas yra pilnai atsidavęs savo dvasiniam mokytojui, Who is a disciple of another bona fide spiritual master. kuris yra kito tikro mokytojo Back, mokinys. all the way to God himself, the original spiritual Ir master. ta linija turi eiti, keliauti iki pat aukščiausio Dievo asmens. So my spiritual master's guru, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Taigi mano dvasinio mokytojo guru Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he said, this material place is not a fit place for a gentleman to live. jis yra sakęs, kad ši materiali vieta nėra skirta džentelmenui gyventi. So if you feel this is not a fit atmosphere for you, Ir jeigu jūs pajusit, kad tai netinkama vieta jums gyventi, you are intelligent jūs esate išmintingas, because it's not a fit place. nes tai nėra vieta, kur gyventi. Living here in this material world is like being a fish out of the water. Gyvenimas šitą materialiam pasaulyje yra kaip žuviai iškritusiai iš vandens. You may try to make all nice arrangements for the fish on the land. Galit bandyti sukurti sąlygas gyventi žuviai ant žemėje. You may give him a nice rocking chair, Galit siūbuojančią kėdę jai duoti. give him a nice Rolls Royce car, Galit mašiną jai nupirkti, give him a big cigar, cigarą įstatyti į burną. give him a movie star wife. Duoti jam tai žuviai žmoną. You can give him so many facilities. Visokius būdus galit bandyti patenkinti ją. But can that fish be happy on the land? Bet ar ta žuvis bus laiminga žemėje? No, Ne. not possible. Neįmanoma. Why? Kodėl? Because he is a creature of the water. Nes tai yra vandens gyventojas. So in the same way, it is not possible for you to be happy in this material world. Tai lygiai taip pat, jum šitam materialiam pasaulyje neįmanoma būti laimingu. Because you are a spiritual being, Nes jūs esate dvasinė būtybė, and this is a material atmosphere. o čia yra materiali atmosfera. So what to do? Taigi ką daryti? Well, there's some good news. Yra geros naujienos. The Hare Krishna movement Hare Krishna judėjimas, is a spiritual atmosphere here in the material world. tai sukuria tokią dvasinę atmosferą šitam materialiam pasauliui. Just like in the desert, Kaip dykumoje, you will die of thirst. mirštama nuo troškulio. But if you can find an oasis, Bet jeigu rasit oazę, then you're in good shape. tai tada viskas sutvarkyta. So this Hare Krishna movement, started by Prabhupada, Taigi šis Hare Krishna judėjimas, kurį pradėjo Prabhupada, creates a spiritual atmosphere sukuria dvasinę atmosferą. where you can be happy and fully enlivened even in this material world. Atmosferą, kurioje gali būti pilnai laimingas, būdamas dar šiame materialiam pasaulyje. We give you a magic mantra Mes duodam magišką mantrą, that you can carry with you back to your home. su kurios pagalba galit grįžti atgal You namo. can chant it anywhere. Ir ją galima kartuoti bet kur. You can chant it at work. Galit kartuoti darbe, You can chant it at school. mokykloje You can chant it at the grocery store. ar parduotuviai. Icky. Iki
Wherever you go, you see you can chant Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Kur beitumėt, galit kartuoti šią mantrą. And by this chanting, you will be taken back into the original spiritual atmosphere, which was your natural habitat. Ir kartuodami šitą mantrą, ji nuves, nukels jūs į jūsų prigimtinę dvasinę būtį. It's like having a protective bubble around yourself. Tai tarsi sukūriamas apsauginius burbulus aplink jūs, To protect you from the material world. kad apsaugotų jūs nuo materialaus pasaulio. This material world is a nasty place. Šis materialus pasaulis yra prasta vieta. And it's getting nastier every day. Have you looked at the news lately? Ir kiekvieną dieną ji prastėja, jeigu jums teko pastebėti naujienas. The atmosphere is getting worse and worse here all the time. Situacija vis čia prastėja su kiekviena diena. But for those who chant Hare Krishna, Bet tie, kas kartoja šią mantrą, the atmosphere gets better and better all the time. atmosfera vis gerėja su kiekvienu kartu. Because now you're living in a different dimension of Nes jūs consciousness. pradedat gyventi visai kitoj sąmonės dimensijoje. You're no longer affected by the material world. Jūs daugiau nebeveikia šis materialus pasaulis. Now you see the material world as something out there in the material energy. Jūs tada pradedat matyti materialų pasaulį kaip tokį reiškinį materialiam pasauliu. By chanting Hare Krishna, you live within the spiritual energy at every minute. Ir kartodami Hare Krishna mantrą, jūs gyvenat jau dvasinės jėgos pagalba. This is why when I noticed that some of you were not chanting, Ir aš pastebėjau, kad kai kurie iš jūsų nekartoja. I tried to nudge you a little bit to get you chanting. Stengiausi paskatinti kai kuriuos, kad kartotų. And a few of you went for the nudge, and I appreciate that. Ir kai kurie priėmė mano paskatinimą ir aš tai labai, kaip sakant, patenkintas tuo. Not that I'm trying to, manipulate you. No. Ne tai, kad aš bandau kažkaip manipuliuoti jumis. Actually, I'm just trying to help you Aš tiesiog bandau padėti jums. get a taste of the spiritual atmosphere, Gauti tos dvasinės atmosferos skonį, paragauti tai. which is available for you at every minute that you can move in to your new house. Kuris iš tikrųjų jums prieinamas kiekvieną minutę, jūs galite atrasti savo A tos namus. beautiful world where life is eternal, Su gražiausiu pasauliu, kur gyvenimas yra amžinas. full of knowledge and bliss. Pilnas kupinas žinojimo ir palaimos. A beautiful world in which you are eternal. Nuostabiausi namai, kurie yra With death cannot touch you. pilni amžinybės ir mirtis negali jūs I'm just pasiekti. trying to get you to experience this world of eternality. Tiesiog aš stengiuosi padėti jums paragauti, pajausti jūsų namus, kuris yra amžini. A world full of bliss. Pilni palaimos A world full of pure love. ir pilni tyros meilės. A world full of knowledge. Pilni išminties. Where you're no longer confused about anything anymore. Kur nebebus jums pasimetimo. A world in which you see everything clearly, exactly for what it is. Kur galėsit matyti viską aiškiai, kaip yra. You can understand everything that's going on around you, why it's happening the way it's happening. Ir galėsit viską suprasti, kas vyktų aplink jūs, dėl ko tai vyksta ir kaip tai vyksta. You can understand what lies beyond the coverings of the universe. Ir galit suprasti, kas vyksta visoje visatai. And you understand the means by which you can transport yourself through the coverings of the universe into that other dimension. Ir galų galia suprasit, kaip pernešti save iš šios materialios visatos. So, to put it briefly, Jeigu taip trumpai, it's really cool. tai nuostabu. It's really, really cool. Labai nuostabu. This is the coolest thing you'll find anywhere in the Tai universe. iš tikrųjų nuostabiausias dalykas, ką įmanoma rasti visoje visatoje. And I can tell you this. Ir kai ką galiu jums pasakyti. When these people of the world figure out what this Krishna consciousness is, Kai žmonės supras šitam pasauliu, kas yra šis judėjimas, the whole world will join this movement. visas pasaulis prisijungs prie to. Everybody will join the Hare Krishna movement. Visi prisijungs prie Hare Krishna judėjimo. But right now they're covered by ignorance. Bet dabar yra neišmanimo gaublys. They don't understand how they're cheating themselves Ir nesuvokia žmonės, kaip jie apgaudinėja save at every minute. kiekvieną minutę. How they're forcing themselves to be miserable at every minute. Kaip save verčia būti kentėti. It's actually pitiable, Ir iš tikrųjų taip galėtina. the state of the human race at the present time. Kokia dabar padėtis žmonijai. I really feel sorry for them. Ir man iš tikrųjų labai gaila. That's why I've dedicated my life for giving Krishna consciousness to the whole world, Dėl to aš pašvenčiau savo gyvenimą, kad galėčiau skleisti including a city called Klaipėda. Krishno sąmonę visam pasauliu, įskaitant miestą Klaipėdą. So I'm very happy you all have come here. Aš visiems labai dėkingas, kurie atvyko čia. I love you all. Visus labai myliu.
I want to make you all Krishna conscious Ir noriu padėti jums tapti Krišna sąmoningais. so you can realize your full potential as eternal spiritual beings Kad jūs galėtumėt suvokti savo visas galimybės kaip dvasinė siela. and no longer suffer in any way in this material world. Ir jūs nebeturėsit kentėti šitą materialiam pasauliu. So now I can ask if there's any questions. Taigi dabar galite užduoti klausimus. Galit pakelti ranką ir mokytas atsakys į visus jūsų klausimus. Drąsiai galit kelt. Tai paskutinė proga, nes mokytas į Klaipėdą tik paskutinį kartą šiais metais iš tikrųjų Klaipėdai, tai nepraleiskit šios progos. O jei nebus klausimų, tai mes tada keliausim toliau. Is anything not clear what I said? Does everybody understand everything I said? Ar visi suprato, ką aš papasakojau? Ar gal kažkas yra neiškumų? How many of you would like to become Krishna conscious? Kas iš jūsų norėtų Anybody? pabandyti, suprasti, kas tai yra There's one. Krishna sąmonė? There's a few. That's right. Very good. Very good. Labai Let's gerai. see the hands again. Hold them high. Dar kartą pakeliam rankas, kas norit. Okay, anybody? Some people, let's see in the back here. Look, Gale. on the back, raise your hands again. Tiesiog gale, kas yra, pakelkit rankas. There's a few of you not raising your hands back there. Okay, well, that's all right. Gerai. It's a little new, I understand that. Viskas. So those of you who are new, do you have any questions? Maybe it doesn't make sense to you. Maybe I can answer your questions and help make it more clear for you. Taigi nauji žmonės, kurie čia atėjo, jūs galite drąsiai klausti, kas jums neaišku, aš Anyone who suprantu didn't jūs. raise your hand, I want you to ask me a question. Kas now. nepakėlė rankos. Okay, here we go. Sekundė. O, dabar. Man lietuviškai pirmą sakyti. Kiti nesupras, ką klausai. Gerai, tada jūs išversite jam kartu. Ar galėtumėt papasakoti apie Prabhupados kelionę į Ameriką? Could you explain Prabhupada's journey to America? His journey to America, yes. Taip. It was a very heroic journey. Iš tikrųjų buvo labai herojiška kelionė. Actually, Prabhupada had great difficulty leaving India. Prabhupada turėjo iš tikrųjų sunkumų palikti Indiją. There was some form he had to get called the P form. Tai ten turėjo būti tokia forma, They would give him clearance to leave from India. kuri turėjo leisti duoti leidimą jam išvykti iš And the Indijos. government didn't want to give it to him. O valstybė nenorėjo išduoti jos. He'd already been offered a free passage on the Scindia steamship company to New York on the ship Jaladuta. He had a free passage all waiting, but he didn't have the clearance from the government to even leave India. Jisai turėjo jau leidimą, turėjo bilietą su laivu Jaladuta persikelt per vandenyną, bet neturėjo leidimo iš So he went to valstybės. the government office and the officials said, we're not going to give it to you. Ir jisai nuėjo pas valdžios žmonės ir jie sakė, ne, mes tau neduosim to leidimo. And Prabhupada pleaded with them. Ir jisai prašė jų. And he turned them around and they gave him the form. Ir galų gale jie apsisprendė, na gerai, išrašysim tą formą. So then and this was a freighter, it wasn't a passenger ship. Tai nebuvo keleivinis laivas, tai buvo tiesiog krovininis Jaladuta. Jaladuta. But there was one cabin set aside for one passenger cabin on the freighter. Bet ten buvo viena kajutė, kur buvo galima vienam žmogui keliauti. So the seas were very rough. Ir vandenynas buvo be galo toks And atšiaurus. Prabhupada suffered 2 heart attacks on the boat. Ir Prabhupada patyrė 2 širdies smūgius. And he was thinking, if a pain like that comes again, I'm not gonna live, I'll die. It was that bad. He almost killed him. Ir jisai manė, kad jeigu dar kartą toks bus širdies smūgis, jisai neišgyvenus turės mirti. But then he had this dream where Krishna revealed himself to him. Bet jis tada susapnavo Krišną And so many great personalities were there, and it was very auspicious that things were going to be okay. ir daugybė didžiųjų asmenybių, buvo viskas labai palanku ir buvo jam pasakyta, kad bus And viskas then on gerai. September 18th, 1965, 65-ais the Jaladuta docked at Commonwealth Pier in Boston, Massachusetts. rugsėjo 15 dieną Jaladuta laivas prisišvartavo Bostone. Prabhupada got off the boat and walked around. Prabhupada išlipo iš laivo, He wrote a apsidairė beautiful arrival prayer. ir parašė labai nuostabią atvykimo maldą.
he said, I don't know why you brought me to this terrible place. Jis pasakė, aš nežinau, dėl ko tu mane čia atvedei šią But you baisią vietą. must, my dear Krishna, you must have some purpose for me here. Bet, brangus Krišna, turbūt turi kažkokią priežastį dėl to. I'm just a puppet in your hands. Aš tiesiog esu lėlė tavo rankose. So you please make me dance, make me dance, make me dance as you like. Dėl to vesk mane šokti kaip tu nori. So then the ship went on down to New York where Prabhupada got off the ship. Ir tada laivas toliau nukeliavo į New Yorką. And then he took a bus to Pittsburgh, Pennsylvania. Ir jis tada su autobusu nukeliavo į Pittsburgą. And one family was going to take him as a temporary guest, the Agrawal family in Butler, Pennsylvania. Ir ten Pensilvanijoje, viena miestelėje, viena šeima laikinai jį priėmė pagyventi. Gopal Agrawal came down and picked him up at the bus station. in Gopal Pittsburgh Agrawal atvyko į autobusų stotį ir jį paėmė iš ten. And drove him up to Butler, Pennsylvania. Ir nuvežė jį į tą Butlerį. So Prabhupada was a house guest in their home. Taigi jis buvo kaip šeimos svečias. Then they put him in a room at the YMCA's because he'd be a little more space. YCM? It's a place. It's called the YMCA. They have many places where you can stay. Ir ten buvo kaip kokį viešbutį. Vėliau Prabhupada perkelė į viešbutį, kas ten būtų daugiau jam vietos. So Prabhupada spent some days in Butler, Pennsylvania. Ir jis ten praleido keletą dienų. But they had the name of a yogi in New York. Bet tada jisai sužinojo, kad ten yra toks jogas New York'e. Wasn't a devotee, just a hatha yoga teacher. Tiesiog paprastas jogos mokytas, ne And bhaktas. so he went on to New York, and he got to stay in a little office. He rented a small little cubicle, a little tiny office with no facilities for cooking or bathing or anything. Ir jisai ten tokį mini kambariuką išsinuomojo kaip ofisą. That's New where he York. lived, in an office space. Ir jis ten gyveno ten tokiam kubiniam ofise. And he would walk several blocks to the yoga studio of this yoga teacher to cook and to bathe. Ir jis tada porą kvartalų keliaudavo pas jogos tą mokytoją, kad galėtų gaminti ir praustis. So in this way, it was a very difficult beginning. He had no money. Ir tai buvo be galo sunki pradžia, jam jis neturėjo jokių pinigų. He only had 40 Indian rupees, Jis turėjo 40 rupijų, which now is about $1 or €1. kas būtų pavertus tai €1 arba $1. But he had some of his books. Bet jis turėjo keletą knygų. So he would sell sometimes the books and get a little money, just barely enough money to eat. Jisai kartais parduodavo iš savo knygų ir galėdavo He had a few nusipirkti. possessions, like a tape Pavalgyti. recorder and a few small possessions. Jisai turėjo keletą daiktų, kaip And one day, garso somebody stole his possession. garso įrašymą ir ten panašiai. Ir vieną dieną pavogė iš tikrųjų visus He jo tos suspected daiktus. it was the janitor at the building did it. Ir jis pagalvojo, kad čia iš to pastato kažkas But he'd been pavogė. invited by some hippies down in the hippie neighborhood, Bet tada kažkokie keli hipiai jį pakvietė į hipių the Lower kvartalą. East Side. They said they had a apartment where he could stay. Ir pasiūlė jam gyventi kambarį. So he went down to the Lower East Side. He actually stayed with a hippie. Ir jis ten nuvykęs apsistojo su hipiais. His roommates were the hippie. Jo kambariokai buvo hipiai. And he began doing the kirtans there. Ir jis ten pradėjo daryti kirtinus. And many young hippie musicians would come and they would chant with him. Ir pradėjo vaikščioti pas jį ateiti hipiai muzikantai ir kartu su juo But kartoti. one day the hippie boy David went crazy on LSD. Bet vieną dieną toks Davidas hipis išprotėjo nuo Went LSD. really crazy on LSD. Visiškai išprotėjo. And Prabhupada left and never went back to that place. Ir Prabhupada tiesiog paliko tą vietą ir daugiau nebegrįžo. So he called one of the boys who had been coming for the kirtans. Taigi jis tada paskambino vienam vaikinui, kurie ateidavo į kirtinus. His name was Michael Grant. Ir toks jo vardas buvo. Michael Grant is now my friend. His name is Mukunda Maharaj. Ir jis dabar iš tikrųjų yra vienas iš mano draugų. Dabar jis So vardu he called Mukunda. Michael Grant. He said he had no place to stay. The boy went crazy. Please help me. Jis papasakojo Michaelui, kaip tas vaikinas išprotėjo ir dabar neturi kur gyventi. He stayed temporarily for a few days with another one of the students Keletą dienų jisai dar pagyveno su kitu studentu and his wife. ir jo žmona. And it was a little difficult because there was meat in the refrigerator. Buvo šiek tiek sudėtinga, nes jie laikė mėsą šaldytuvėje. A Vaishnava never puts his food for Krishna in the same place where there's meat. Vaišnavas turi tokį principą, kad jis savo maisto nededa į šaldytuvą, kur yra mėsa.
But Prabhupada said, what could I do? He had no choice. Bet Prabhupada sakė, ką aš galiu padaryti, neturiu pasirinkimo. Actually, the couple were vegetarians, but it was for the cat. It was cat food. Iš tikrųjų, ta pora buvo vegetarai, tik tais ten jie laikė katės maistą. So Prabhupada said, so Prabhupada had to sometimes you have to break the rules for a higher purpose. You see. Ir Prabhupada yra sakęs, kad kartais galima laužyti taisyklės dėl aukštesnio Should he principo. stay in New York and to try to start this movement with putting his boga in the same fridge with cat food, or should he leave and go back to India? It was a choice. Buvo pasirinkimas, ar pasilikti New York ir laikyti maistą šaldytuvę su katinų maistu, ar keliauti atgal į Indiją. So he stayed for a few days with them. Taigi jis pasiliko keletą dienų su jais. And then this boy Michael, he was very smart. Ir tas Michaelas vaikinukas buvo labai There išmintingas. was a newspaper called The Village Voice. Ir buvo toks laikraštėlis kaimo balsas. And they would advertise flats, for apartments when they became available. Ir jie tenais reklamuodavo kambarius. Now, in New York City, when apartments would go really fast, New York'e ten kambariai labai greit there's a išeina. lonely limited space on Manhattan Island, and there's a lot of people wanting to get a flat. So it's very difficult to get a flat. Ir ten nedaug yra tų kambarių ir labai mažai ten, yra labai didelė paklausa ten. So Michael Grandy is very smart. Ir jis buvo be galo išmintingas, tas Michaelas. On Monday morning, when they put all these newspapers out in the various places around the neighborhood, Kai pirmadienį ryte būdavo išdalinti laikraščiai he knew kaiminystėje. which store got them first. Ir jisai žinodavo, kurios duris gaudo pirmą. So he went there to that store and he was waiting. Ir jis ateidavo į tą vietą, kur pirmi laikraščiai ateidavo, laukdavo jau ten. And as soon as that paper got opened, there was a place at 26 Second Avenue. Ir jisai pirmą tą laikraštį, tik patį pirmą laikraštį išėjus There atidarė. was no mobile phones then, but he immediately used a regular payphone, Ir ten buvo. And he called the owner immediately Ir jisai paskambino tiesiai tam to make an savininkui. appointment. Ten nebuvo mobilių telefonų, bet buvo laidiniai. It was a little tiny storefront at 26 Second Avenue. Ten toks maža parduotuvėlė buvo 26 And there gatvėje. was actually an apartment just behind it through the courtyard upstairs. Ir už jo buvo dar antram aukšte kambarys. And Prabhupada came and Prabhupada liked it. Ir Prabhupada atėjo ten ir pamatė ir jam patiko. And he made a deal. I will make you a member of our society for a discount on the rent. Ir jisai pažadėjo tam savininkui, kad jeigu jis nuleis kainą And the man nuomai, agreed. He jisai gave a priims discount on the rent. He judėjimą. became the first official member of our society. Ir jisai tapo pirmas oficialus bendruomenės narys, tas We weren't even incorporated as ISKCON yet. pardavėjas. Tuo metu net nebuvo tokios korporacijos kaip Prabhupada ISKCON. made him a member of whatever the society was going to be. Now you're an official member. Ir Prabhupada padarė jį nariu, nors jos dar nebuvo tos And bendruomenės. so they moved in. The store previously was a gift shop. Prieš tai buvo tokia dovanų parduotuvėlė. What they would do is they take matchboxes Ką jie darydavo, paimdavo degtukų and dėžutes decorate them in various ways. ir įvairiausiais būdais ten padarydavo So the store dekoracijas. was called Matchless Gifts. It was a matchbox without the matches, you see. Ir kaip vadinos ta parduotuvė, tai neįkainojamos dovanos, The store had matchless. gone out of business, but the sign was still there, Matchless Gifts. Tai jeigu dar kitaip sakant, tai tam degtukų skrebutės be So degtukų. Swami began operating there in the Matchless Gifts storefront. Ir jisai tenais įsikūrė. And actually, if you think about it, the name Matchless Gifts has a meaning also. Bet jeigu pagalvosit, ką reiškia, išvertus dar kitaip, Krishna consciousness is the ultimate gift of which there is no match. Nothing matches it, you see. ir Krišnos sąmonė tai yra tokia dovana, kuri neturi lygių. So actually, Matchless Gifts is a very good name for the storefront. Taigi, jeigu tiesiogiai verčiant tą žodį, tai gaunasi, kad dovana be lygių. So Prabhupada was walking down the street on Houston Street. Taigi, Prabhupada ėjo viena gatve There was one hippie boy, his name was Howard Wheeler. ir vienas ten hipis toks buvo, He had gone to India looking for a guru, kuris norėjo keliauti į Indiją, ieškoti along with gurų his friend Keith Ham. kartu su savo draugu. They went here, but they're looking for a guru. They couldn't find anybody they thought was really a bona fide guru. Jie ieškojo bona fide dvasinio mokytojo. But now Howard is walking down Houston Street in the Lower East Side of Manhattan, Taigi, tie vaikinukai ėjo gatve and there he sees the Swami ir žiūri, Svamis eina walking down the street. gatve. So it was like some magical thing to see this Swami appearing in New York City. Tai buvo toks magiškas dalykas, Svamis Niujorko mieste.
So he went up, he spoke with Prabhupada. Prabhupada invited him to we're having the program on Monday, Wednesday, and Friday evenings at 26 Second Avenue. You please come and bring your friends. Taigi jie pradėjo bendrauti su Svamiu ir Prabhupada pakvietė juos į programą, kurios vykdavo 3 kartus per savaitę. So there was another boy who was roommates with Howard and Keith. His name was Wally. Taigi buvo dar vienas vaikinukas, kur gyveno kartu su jais. So Howard, Keith, and Wally, they came, and there was a few other people there, and they really thought it was amazing, the kirtan. Tie 3 vaikinukai, kurie sutiko mokytoją, jie atėjo į programą ir jiems labai patiko. And the storefront was very plain and ordinary, but they went and got all kinds of. They had posters they brought from India and bedspreads. They decorated it, made a beautiful temple room out of it. Taigi ta parduotuvėlė buvo labai paprasta, bet tie vaikinukai iš Indijos turėjo parsivežę įvairiausių plakatų, medžiagų ir labai gražiai papuošę padarė kaip šventiklėlę. And then one Sunday they went to the park, Tompkins Square Park. Ir vieną sekmadienį jie visi nukeliavo į parką, where all the hippies would gather and play their flutes and their drums. Kur visi hippiai ten renkasi, groja būgnais, fleitom. There's actually a video of it. You can see the video on YouTube. YouTube yra netgi video padarytas. Prabhupada is sitting there and there's all these hippies. Prabhupada ten sėdi aplinkui pilna hippių. And Prabhupada's beating on some bongo drums and chanting for hours. Ir Prabhupada ten groja su tam būgneliu ir kartoja mantrą. The original boys, like Keith, he put on a robe and they're dancing like this with their arms in the air, Lord Chaitanya style, you see. Ir tie vaikinukai pirmieji, kurie prisijungė prie Prabhupados, buvo apsirengę su apsiaustais ir šoko kaip viešpats Chaitanya. Ir valandas tęsėsi kirtanas. Ir New Yorko žinios and the famous poet Allen Ginsberg, he came also to attend the kirtan. Pareklamavo ir žymus poetas Allenas Ginsbergas taip pat atėjo į tą kirtaną. So in this way, out of nowhere, Prabhupada started this movement. Taigi iš nieko Prabhupada pradėjo šį judėjimą. And it just spread and spread and spread and spread. Ir jisai pastoviai didėjo, skleidėsi. The boy Michael, who had found the storefront, he became Mukunda. Ir tas Michaelas, kuris rado tą vietą, tapo Mukunda. He moved to San Francisco, Haight-Ashbury, where all the hippies were living. Bet jis toliau nusikėlė į San Francisco, kur visi hippiai gyveno. He visited some friends of his who were working in a forest fire tower. Ir jis turėjo tokius draugus, kurie dirbo gaisro bokšte. He invited them to come. It was Shama Sundar and Malati. Tai jis pakvietė juos į programą, kurie vėliau tapo Shama Sundar ir Malati. The movement just started growing and growing and growing. Tokiu būdu judėjimas pradėjo We got a center in San Francisco. Plėstis. Atsirado centras San Francisco. Then one opened up in Montreal, and then it just started growing and growing and growing and growing. Ir taip jis sklido. And by the time Prabhupada left the world in 1977, there's 108 temples. Taigi, kai Prabhupada paliko šį pasaulį, jau buvo atidaryta 108 šventyklos. This fulfilled the prediction of the astrologer. Ir tai išpildė astrologo pranašystę. When Prabhupada was born, the astrologer said he will become a great preacher of Bhagavad Dharma. He will travel all over the world. He'll open 108 temples. Buvo pranašystė padaryta, kai jisai tik gimė, kad šis žmogus, jisai apkeliaus visą pasaulį daugybę kartų ir atidarys 108 šventyklas. So in this way, the astrologer's prediction came true. Tokiu būdu astrologo pranašystės išsipildė. Ir Šrila Prabhupada pradėjo tarptautinę Krišnos sąmonės organizaciją. Aš buvau labai sėkmingas prisijungti šį judėjimą 71 metais. Ir aš apgailestavau, kad neprisijungiau anksčiau. Ir aš pats buvau New York'e ten. In the summer of 1966. 66 metais. I was only a few blocks away from the storefront. Ir aš buvau keletą kvartalų nuo tos parduotuvėlės. But I wasn't ready. Bet turbūt nebuvau pasiruošęs. Nebuvo mano metas. By 1971 I was ready. 71-aisiais jau buvau pasiruošęs. Says a little bit about how Prabhupada came and started the movement. Taigi, trupinėlės, kaip Prabhupada pradėjo šį Any other judėjimą. questions? Gal dar kas kokių klausimų turit? Yeah. Po to galėsit. Mokytojas per paskaitą minėjo, kad šventus vardus galima kartoti visur, bet kada, bet kur. Ir kaip yra, jeigu mūsų protas jisai toks neramus, taigi jisai bet kada įpameta tą šventą vardą. Ir tada, o sakoma taip pat yra, kad nedėmesingas kartojimas prilygsta beprotystei. Ir plus kitas dalykas, kaip tada dėl šventų vardų žaidimo.
You was mentioning in your class that you can chant these names in any time, place, and circumstances. But then there is different details that you can make offenses, and the mind is very not stable. How to correctly understand? There's a nice verse in the Bhakti Rasamrita Sindhu. Yra nuostabus posmas Bhakti Rasamrita Sindhu. Yena tena pakarena mana krishnena veshayat sarvaviri nishedashar etagariva kinkaraha. First, the verse is saying that somehow or other just get a taste for chanting Hare Krishna. Tas posmas sako, kad vienokiu ar kitokiu būdu gauk skonį kartojimui Hare Krishna. And then the rules and regulations will come later. O taisyklės ir regulos ateis vėliau. So the first thing is, we want everybody to get an experience of chanting Hare Krishna. Visų pirma, reikia, kad kiekvienas gautų patirtį kartojimo. Don't worry about rules and regulations in the beginning. Nepergyvenkit pradžioje apie taisyklės Just ir somehow regulas. get a taste for Tiesiog chanting. reikia gauti kartojimui skonį. Then once you get a taste, you say, this is really wonderful. Kai gausit skonį, suprasit, tai Now be how can I galo become nuostabu. perfect in chanting, you see? Ir tada pradėsit galvoti, kaip tapti tobulu kartojime. When one develops a desire to master the art of chanting, Ir tada, kai atsiranda troškimas, kaip ištobulinti kartojimą, then we'll give you the rules and regulations. tada galima pradėti žiūrėti help taisyklės ir regulas, kad padėtų tam. Just like some kid wants to learn how to play the piano, you Tai see. kaip koks vaikinas norėtų išmokti groti Some little child. pianinu vaikas. So the parents buy him a piano. Taigi tėvai nuperka jam pianiną, He doesn't know anything. nieko iš vis He goes, he nežino. just starts banging. Ching, 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 ching. Pradeda bet kaip groti. You see, he's having great fun. Ir jam labai Ching, patinka. ching, ching, ching. And the parents let him do it. Ir tėvai leidžia jam groti. But then they bring a teacher in. Bet tada, kai tėvai pakviečia So mokytoją, he has this enthusiasm for banging on the piano. That's great. jis turi entuziazmą groti su to pianinu, tai labai Now we'll teach nuostabu. him how to master the art. Bet dabar išmokys jį, kaip ištobulinti tą So at the mokslą. beginning, just chant in any situation, but not worry about rules and Tai regulations. pradžioje nepergyvenkite dėl jokių regulų ir taisyklių. Tiesiog Prabhupada kartuokite. even said this. Prabhupada yra sakęs tai. Krishna says, Rasoham apsukanteya, I am the taste of water. Krišna sako, kad aš esu vandens skonis. I am the taste of any liquid thing. Ir aš esu iš tikrųjų skonis bet kokio skysčio. Prabhupada said, if you tell the drunkard Prabhupada- the taste of the wine is Krishna, he will become the greatest yogi. Ir Prabhupada yra sakęs, kad jeigu tu pijokui pasakysi, kad vynas yra Krišnos skonis ir jisai tai darys, prisimins, jis bus didžiausias iš jogų. Now you know that we don't take alcohol. Jūs žinot, kad mes nevartojame It's against our alkoholio. rules. Tai prieš mūsų taisyklės. But you can tell the drunkard in the street, do you like that wine? Bet pijokui gatvėje jūs galite pasakyti, ar patinka Do you jums šitas enjoy it? Do vynas? you love your wine? Ar patinka tau šis vynas? Oh yes, I love my wine. He puts the Oh. bottle like this, you know. Oh, I Man- love my wine. Yes. Vienintelis brangus dalykas - My dear vynas. sir, the taste of the wine is Krishna. Pone, vyno skonis yra Krišna. Please repeat that name. Pakartok. Krishna. Have him Krishna. say Krishna. Ir padėkite jam ištarti Krišna. The taste of the wine is Krishna. Vyno skonis He yra goes, Krišna. oh, Krishna, Oh. Krishna, Krishna. You see? So in this way, you get him a develop taste for the name. Tokiu būdu padėkite jam gauti skonio But later šitam vardui. on, you can say, you know, my dear sir, you don't need to drink the wine anymore. Ir vėliau jums galite pasakyti jam, gal tau to vyno iš tikrųjų You ir can just nereikia. stand Krishna, Krishna. Tiesiog kartok You Krišna. get more intoxicated than the wine got you. Dar labiau apsvaigsi net nei nuo vyno. It's free, Tai nemokama doesn't rot your liver. ir nesunaikins jūsų Instead of kepenų. becoming stupid, it'll make you more intelligent. Inkstų tiesiog padarys jūs bukais. So in this way, the first thing, Papa, when he introduced the chanting, all the boys were chanting, they were on coming off LSD trips. Taigi, kai Prabhupada pristatė tiem vaikinam mantrą, jie tiesiog būdavo iš po LSD. He didn't say, oh, your LSD is very bad. O ne, jis nesakė, jūsų LSD pamirškite, čia You know labai what he blogai. Suprantat? He said, do you think LSD is a very wonderful thing? Jis pasakė, jūs manot, kad LSD yra nuostabus dalykas? And they were all thinking, oh yeah, Oh. LSD is really cool. Jo, be galo, čia nuostabiausias. Then Prabhupada said, Hare Krishna is like a whole room full of Ir jis LSD. pasakė, kad Hare Krishna tai kai kambarys pilnas prikrautas iki lubų su LSD. So the idea is somehow get to develop a taste for chanting. You see. Ir kažkokiu tai būdu reikia suteikti žmogui kartuojimo skonį. Then we can introduce rules and regulations. Tada galima jau pristatyti taisyklės. When you become serious to become a pure devotee, then we'll tell you about the rules and regulations. Jeigu
būsi nusiteikęs tapti tyru atsidavusiu, tada jau galima žiūrėti taisyklės ir That you shouldn't smoke. nerūkyti. Do we have a sign on the door? Smokers are not allowed to chant Hare Krishna. Ar ant durų užrašyta, kad rūkoriai negali kartuoti Hare Krishna? Smokers are welcome. Vis laukiam If you jį. smoke, you're welcome to come chant with us. Jeigu jūs esate rūkantis žmogus, jūs galite ateiti What ir if kartuoti Hare you Krishna. go to the prostitutes every Saturday night? O jeigu jūs turit polinkį kiekvieną šeštadienį lankytis pas You're not welcome to prostitutes, chant with us tai reiškia, kad jūs čia nelaukiamas, because you go to the prostitutes every Saturday night. kadangi jūs turit polinkį šeštadienį išeiti pas prostitutes. You come, bring the prostitute also. Ne, jūs galite su Well, that's prostitute your ateiti. time. Ir You see? kartu kartuoti šventus vardus. So we want to introduce everyone to Mes- Krishna. Yes. Visiems norim pristatyti Krišną. Rules and regulations that comes later. Taisyklės, regulos jūs vėliau Let ateina. them come and experience the bliss of Krishna, Krishna, Krishna. Leiskime visiems ateiti ir pajausti nektarą. And then you'll introduce all the rules. Ir tada galima jau Don't be Nustatyti offensive to taisykles. devotees. nebūti Don't žydžiam consider the name of atsidavusiam, Krishna to be the name of the demigod. neprilyginti Krišnos vardus prie Take shelter of a pusdievių, guru, obey your guru. So Priimk many things we introduce dvasinį gradually. mokytoją, priimk jo prieglobstį, pakluskim. Tokios taisyklės. Gradually, little by little, not all of a sudden. Po truputį, ne viską iš karto. Prabhupada said, if I told you all the rules and regulations, you would faint. Ir Prabhupada yra sakęs, jeigu aš jums pristatyčiau visas taisyklės, jūs nauktumėt. So little by little by little, we give Po them rules and truputėlį. regulations. As you're ready to go deeper into the nectar of the name. Kuo daugiau jūs būsit pasiruošęs, kad galėtumėt panerti giliai ne. So does that answer your question? Okay, Nektarą. very good. Taigi Next toliau. question. I think you had a question, sir. Jūs turėjote. This gentleman here had klausimą. a question. Well, that's all right. The mic is there. Then you'll be, you can Prašom, be after that. galit Yes. klausti. Jeigu šiame pasaulyje negalim jaustis laimingi materialiam, kodėl mes ateinam į šį pasaulį? Ir jeigu mes ateinam dvasiškai tobulėti, kaip mes turim žinoti, kokiu keliu mes turim tobulėti, koks teisingas mums kelias skirtas? If there is no happiness in this world, why we are coming here and how we can choose correct path for spiritual realization? Let me take the first question. Why do we come here if there's no happiness? Sako, pirmą išnagrinėsim dalim. Tai pirmas klausimas, kodėl mes ateinam į šį pasaulį, jei čia nėra laimės. We were in the spiritual world, but we became envious of God. Mes paliekam dvasinį pasaulį, kai mes tampam Why pavydus does Dievui. He get to be the supreme? Kodėl Dievas yra aukščiausias? Why can't I be the supreme? Kodėl ne aš? You see, the spiritual world, everything is for God's pleasure. Dvasinis pasaulis skirtas Dievo malonumui. He's the center. Jis yra centras. But if we became envious, we wanted to be the center. Bet jeigu mes tampam pavydus ir mes norim būti tuo centru, So we were given a world in which we can think that we're the center. mums sukūriamas pasaulis, kuriame mes galime mąstyti, kad taip, aš esu centras. Do you know that everybody here thinks they're the center? Ar jūs suprantat, kad šitam pasauliu visi mano, kad aš esu šitas centras? I'll prove it to you. Aš galiu įrodyti jums. Some little child, you see, the next door neighbor, the child from the house next door, come over to play with the child. You see. Jeigu kaimynas vaikas ateina į svečius pas kitą vaiką, And the next door neighbor's child, he looks at this child's toys. ir jisai tas kaimynas pasižiūri į vaiko, kito vaiko And the žaislus, child says, mine. vaikas sako, mano. See? So even a little child, this sense of proprietorship is there. You see. Net pas mažus vaikus yra tas nusavybės jausmas. Everything is God's property. Iš tikrųjų viskas yra Dievo nusavybė. But if we become envious, we want to claim, no, it is mine. Bet kai mes tampam pavydus, My ne, property. mano nusavybė. So if we have that desire to say, this is mine, instead of it belongs to God, Ir jei mes turim tą troškimą, tai mano, o ne Dievo, then the Lord gives us this place. ir tada Dievas sukuria šią vietą. Now, I'll give you an analogy to help you understand. Pateiksiu dar vieną analogiją, kad suprasti. There's a little girl, Ir kaip maža mergina, and she looks up at the beautiful moon in the sky. jinai pasižiūri į mėnulį. And her mother always gives her whatever she wants. She's a spoiled little girl. Tokia sugadinta mergaitė, kur mama viską jai duoda. And so she points up at the moon. Ir rodo mamai mėnulį. She says, Mommy, Mommy, give me, give me. Mama, mama, duok, duok. Can the mommy give the moon to the little girl? Taigi ir mama gali duoti mergaitę į mėnulį, neįmanoma. But she wants to satisfy her little daughter. Bet nori patenkinti savo So she mergaitę. takes a mirror Taigi paima veidrodį. that has the reflection of the moon in it. Ir kur matomas And she hands the atspindys. mirror to the little girl. Ir duoda tą veidrodį mergaitį. Oh, thank you, Mommy. Now, Ačiū, now I mama. have the moon that is mine in my hand. You see. Dabar man tas mėnulis priklauso. So this world is like
a moon in a mirror in the hand. Taigi šitas pasaulis lygiai taip pat kaip tas mėnulis veidrodžio atspindy. You wanted to be the supreme, Jūs norėjot būti but aukščiausiai, you couldn't be in the spiritual realm. bet dvasiniam pasauliu tai nėra įmanoma. But you were given a place where you can think that you're the supreme. Bet vieta buvo jums duota, kur gali taip manyti. You have a mirror in your hand with the moon reflected in it. Jūs turit tarsi veidrodį rankoje, kuriame matomas mėnulis. Mes taip manom, kad mes I esame think I'm the visatos center. centras. You think you're the center. We all think we're the center. Aš manau, kad aš esu centras, jūs manot, visi mes manom. Let's face the reality. A psychologist will agree we're all self-centered. Žiūrint į psichologinio taško, mes savicentriški. But that's not the original pure state. Bet tai nėra ta originalioji The padėtis. original pure state is to be fully, purely God-centered. Ta tyroji mūsų sąmonė, tai kai mes sucentruojam į Dievą. That was the second question. O antrasis klausimas buvo apie, Jeigu mes ateinam dvasiškai tobulėti, kaip mes galim žinoti, kokiu keliu eiti tobulėti. if we are coming here to progress in spiritual path, how we can, We're coming to this program. if we are looking for spiritual path, Yeah. how to understand, how to choose the spiritual How to path, choose the spiritual path. kaip išsirinkti dvasinį progresą, kelią, dvasinio progreso kelią. That is sometimes said in the Sanskrit language. Taigi sanskritoje yra posakis. Palena parachiyate. A thing is judged by its result. Dalykas sprendžiamas iš rezultato. You have to do something that works. Reikia atlikti tai, kas veikia. I've actually written a book. It's called Truth Works. Esu parašęs knygą, kad tiesa veikia. Do we have any copies left? I think one there There's is. one left. Only one copy left. Paskutinis iš tikrųjų knyga liko Lietuvoje. So there's one copy left. Whoever wants it can get Jeigu it. kas nors norės, galit paimti Yeah, ten. that's the Truth last Works. copy in the whole available in Lithuania. Čia iš If they're tikrųjų all sold out. That's the last copy. Visos kopijos, visos dėžės išparduotos, liko paskutinė knyga. Unfortunately, it's in English. Ir dėja, tai anglų kalba. You have to be able to read it. But the point is this: Bet esmė, if something is true, it actually works. jeigu yra teisinga, tai turi veikti. The bona fide process of self-realization is what enables you to regain your original identity in the spiritual world. Tikras dvasinis procesas yra tas, kuris suteikia jum ryšį su dvasiniu pasauliu. How do I know this is legitimate? Taigi, kaip žinoti, ar tai teisinga? Actually, I've been teaching this for 44 years. Aš pats 44 metus to So mokau. either I'm completely deluded, Arba aš visiškai pasimetęs, or I really know what I'm talking about. arba aš turiu žinoti, apie ką aš kalbu. I would say that I really know what I'm talking Aš about. pats sakyčiau, kad aš žinau, apie ką aš kalbu. Because I tried so many other paths. Nes aš esu bandęs daugybę iš tikrųjų kelių. I went to one guru who said that we're all God. Man teko būti pas vieną gurų, kuris sakė, mes visi Dievas. And I tried to be God, Ir bandžiau būti Dievu, but it didn't work. bet neveikia. I went to another guru who told me to sit and stare at a candle flame to become enlightened. Lankiaus pas kitą mokytoją, kuris mokė mane, kad reikia stebėti tamsoji žvakę. Turn off all the lights and sit and stare at a candle flame. Išjungi visas šviesas ir spoksai į žvakę. I tried that and that didn't work. Bandžiau, bet nepavyko. I got initiated by another guru. Ir gavau iniciaciją iš dar vieno mokytojo. He said, you must meditate on this 20 minutes at a time, twice a day. Ir jisai sakė, turi šitą mantrą kartuoti 20 minučių kiekvieną dieną, 2 kartus. I tried that. Ir bandžiau taip, Didn't work. nesuveikė. So, but when I chanted Hare Krishna, Bet kai aš pabandžiau kartuoti I Hare could Krishna, feel the awakening happening within me. aš pajutau, kad vyksta transformacija manyje. I actually experienced being transported to another dimension of existence. Turėjau patirtį, kaip keičiasi visa dimensija. As George Harrison mentioned in his foreword to the Krishna book, Kaip Džordžas Harrisonas Krishna aukščiausios Dievo mokslo knygoje yra parašęs įžangą. the proof of the pudding is in the eating. Įrodymas pudingo yra, kai tu jį ragauji. Do you like pudding? Ar jums patinka pudingas? You don't like it? Okay. Nemėgstat. Maybe it's a bad example Tada for you. gal ir blogas pavyzdys. Do you like ice cream? Ledai ar patinka? Okay, all right. Gerai. So how do you know if the ice cream is good or not? Taigi kaip žinosit, ar ledai tikrai geri? You taste it. Turit That's right. paragauti.
If it's good ice cream, you know it, because wow, this is great ice cream. Jūs turit paragauti, taip, nuostabiausi ledai. So, how do you know Krishna consciousness is real? Kaip sužinosit, ar Krišnos sąmonė tikra? You have to taste it. Turit paragauti. That's why I was nudging everybody to chant. Did you chant when we were chanting or not? Dėl to visus skatinau kartuoti, ar jūs You bandėt? didn't. Okay. Nebandėt. See, you didn't taste the ice Taigi cream. jūs neparagavot ledų. The next time there's a chant session, a kirtan, you should join in the chanting just to taste it. Jeigu kitą kartą bus tos kirtano tokia sesija, kaip čia buvo, pabandykit, I'm prisijungit. not saying you have to agree to be a devotee. I'm not saying that. Aš nesakau, kad turi tapti dabar kaip nare. Just to sample it, to see what it is like, to see what the experience is like. Tiesiog paragauti, pažiūrėti, kokia patirtis. The next Pabandykit. time you should taste it. Kitą kartą turit paragauti. And I guarantee you, if you taste it, Ir garantuoju, jeigu jūs paragausit, you'll go, wow, jūs nustepsit. I've never experienced anything like this in my whole life. Niekad, nieko panašaus nejutau visam The savo doors gyvenimui. of a higher level of existence are opening up within my heart. I can feel it. Atsidarys tie vartai aukštesnio skonio, I jūs can galėsit pajusti. experience entering into a new dimension of consciousness. Patirti, kaip jūs žengėt į aukštesnę sąmonės būseną. You see, when the doors open and you enter into the spiritual world, you know that it's real. Ir kai duris atsidaro, jūs įžengėt į dvasinį pasaulį, jūs tikrai suprantate, tai tikra. You can test any process of self-realization. Jūs galite išbandyti kiekvieną procesą savęs If pažinimo. it opens the doors and you actually enter into the spiritual world, then you know it's a bona fide Ir process. jeigu jums atsidarys duris ir įžengsit į dvasinį procesą, į dvasinį pasaulį, jūs suprasit, kad šis procesas yra teisingas, So šis this kelias. chanting of Hare Krishna, Taigi šis Hare Krishna if you kartojimas, do it, you'll actually experiencing the doors opening within your heart and you enter into a whole other dimension, the spiritual dimension of consciousness. ir jeigu jūs tai darot, jūs galite pajausti, kaip atsidaro tos duris how you know į it's transcendencinę dimensiją. Not because I say so, Ne dėl to, kad aš taip sakau, because you personally taste it. dėl to, kad jūs asmeniškai tai pajutot. Then you will know. Tada jūs suprasit. So next time you got to chant. Kitą kartą jūs turite tai pabandyti, kartot. Okay? Yes. But if one chants with the preconceived ideas, they may not feel the taste. Tai sako, kad jeigu jūs būsite iš anksto nusistatę kažkokį nusistatymą ir kartosit, tai neveiks. If you think, yeah, this is no good. Jeigu jūs turėsite iš anksto, taip manysit, ne, čia Hare nerimta. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare. It's no good. Ne, neveikia. Then you're not going to taste it. Neparagausit. No good. Huh? I knew it was no good. I knew it was no good. Taip ir galvau, kad čia nieko gero. I tried it and it didn't do anything. I knew it was no good. Pabandžiau, taip ir galvau, kad neveiks ir nesuveikė. You have to be open-minded. That's Turit būti tiesiog plačių pažiūrų. Say, well, this could be God Himself revealing Himself to me. Gali būti, kad pats Dievas nori atsiverti jums. Actually, the name Krishna is God Himself. Taigi pats vardas Krishna, jis yra pats Dievas. This is called Shabda Brahma, sound incarnation. Tai vadinamas garsinė inkarnacija. God Himself has come in the form of sound vibration. Pats Dievas apsireiškia toj garso vibracijai. These two syllables, Krishna, are God Himself. Tie du skiemenys Krishna yra Dievas. So when you chant them with faith, you will directly experience God Himself. Ir jeigu jūs su tikėjimu kartojat šią mantrą, jūs pajaučiat Dievo buvimą. So even if you're not sure, you can say, well, this may be true. Let me check it out. Na gerai, jūs gal nesate tikra ir galit nuspręsti, reikia pabandyti. Don't bring a preconceived idea. This is no good. Tik nereikia atsinešti tokių išankstinių nusistatymų. Be open. Nerimta. It may be good, it may not be good. Let me check it out. Gerai, gal tai nerimta, gal rimta. Pabandykim. We're not telling you to blindly accept it, Mes nesakom, kad turite aklai priimti, but we are advising you to not blindly reject it. bet mes jums patarėm, net meskite aklai. You have to be open. Turit būti atvira. This may be good, it may not be good. Let me check it out and see. Gal tai veikia, gal ne, gal tai gerai, gal ne, pabandykim. Make an open-minded experiment. Tiesiog atlikit tokį atviro proto And if you eksperimentą. do so, Jeigu tai padarysit you will find that it is unbelievably sublime. ir pajausit, kaip tai be galo nuostabu. Next question. Sekantis. This gentleman here was... Čia I vyrukas promised pirmas. him, so you're Aš after jam him. pažadėjau prieš, o po to jūs. I'm sorry, I speak English.
Small. Aš biški tokį ir kaip ir asmenišką klausimą, galima? I have a personal question. Is it okay? If you're not Ar atskirai embarrassed to reikia? answer it, I don't mind answering. Jeigu tau nieko prieš, kad visi Go ahead. girdės, tai gerai. Ne. Jūsų prabuvot, norėjau paklausti jos būtent asmeninio nuomonę, kaip jisai pats žiūri ir galvoja, kaip vyras, pavyzdžiui, per 40 metų žiūri apie kažkokias tai vedybas ir apie kažkokius tai artimesnius santykius su antra pusė. Ar tai, kaip jo pastebėjimai, kokia patirtis yra, aplamai, taip kažkas tai tokio. I want to ask your opinion if 40-year-old person is looking about the marriages, he's interested in marriages, in a woman and so on. What you could say about that? The first thing is become Krishna conscious, Visų pirma, jums reikia tapti Krišna sąmoningu. and then think about marriage later. Ir po to galite ir mąstyti apie visokias vedybas. Because unless you can make Krishna the center of your marriage, Nes kol jūs nepastatysit Krišną į centrą, you're going to have problems. turėsit problemas. So first of all, you become solidly fixed in Krishna consciousness. Pirmą sustiprėkit ir būkit įsitvirtinęs Krišno sąmonį. And then we can try to find you a nice devotee girl. Ir tada galima jau surasti nuostabią merginą, kuri irgi dvasinga. Dabar dar vienas toksai klausimas. Ten mergina gal ir per daug yra tyrinės, aš tai vienu žodžiu gal ir per daug, ir purvinas esu. Ir kaip į tas toksai dalykas yra. Nes aš kartais taip pagalvoju, gal nereikėtų, kažkaip galvoju, kad per daug purvinas. I feel myself that I'm too dirty too dirty. I'm too much Yeah, you got to become contaminated. clean now. Taip, reikia apsivalyti. Chant 16 rounds of japa every day. Kiekvieną dieną kartokit Avoid 16 illicit ratų. sex, meeting, intoxication, and gambling. You got to clean up your act. Ir venkit mėsos valgymo, Got to intoksikacijų, become a pure devotee. lytinių santykių ir tapkit ir atsidavusiu. We'll train you how to do that. Ir mes tai galim pamokyti. Here's my disciple right here, Amala Adma. He can train you. You know this man. Esmeniai, He will train you how to become a pure devotee. jūs You galite take his išmokyti. guidance. Priimkite jo pamokymus. Aš jau daugmaž tą viską jau darau. I'm doing this for some kind of time. You're what? He's doing already that many years. You're already training him? Now you get to become really serious about it. Jūs turite surimtėti labai stipriai. You can take now. How many rounds you chant every day? Kiek kiekvieną dieną ratų kartuoti? Įvairiai būna, kai būna biškiai komandiruotėse, kartais, ir pakrypsta pas mane tas, ją pačią pavažiuoja. Taip, būna kažkur tai vidurkis, kaip bebūtų, 3 ratai, tai čia jau būtinai, o taip būna, kad ir po 16 kartais ir. Bet būna, prieš gal pusę metų buvo, grubiai tariant, 8 kažkur tam taip išeina, bet kartais būna, kad nukrenta, sakau, iki 3 čia jau kažkas tai tokio jau minimumo. So it's not stable because sometimes I need to travel. The minimum rounds I'm chanting 3. Average is 8 or sometimes 16. Traveling is no impediment for chanting 16 rounds. Iš tikrųjų, jeigu keliaujat, tai nėra problema. My wife and I circle the globe twice a year and we chant 16 rounds every day without fail. Mes su žmona kartu 2 kartus aplink pasaulį apskrendam ir kartuojam kiekvieną dieną be išimties bent po 16 ratų. Ir dar noriu paklausti būtent jau nuomonę. O kaip į amžiaus skirtumas, daleiskim, jeigu ten apie 10 metų skirtumas yra? So, Ar tai įmanoma kažkas tai? Is it possible if a wife would be 10 years younger than me? Don't worry about that right now. Just chant Hare Krishna. Tiesiog nepergyvenk dėl to dabar, tiesiog kartuok Hare Krishna. Aišku, Dievui, nes tai iš pasaulietinių labai daug visokių nuomonių ir paprasčiausiai man tikrai labai malonu yra, kaip, pavyzdžiui, iš tokio švento žmogaus kažką tai išgirsti būtent pačio nuomonę. I'm very happy to hear your opinion as from a holy person. Thank you very much. Hare Krishna. Okay, question. Tenais dabar kas prašė klausimą, perduokit mikrofoną. Ačiū. Aš turiu tokius 2 galbūt eretiškai nuskambėsiančius klausimus. Tai visų pirmiausia, jūs kalbėjote apie tai, kad
aš nesu kūnas, aš esu dvasia, ar ne, aš esu dvasinė būtybė. Gal aš dalim išversiu, Aha, nes okay. I have maybe 2 challenging questions. Good. I'm ready. Pasiruošęs. Okay. You were speaking about that I'm not this body, I'm a spiritual being. Taip. O jeigu aš jums pasakysiu, kad jeigu man buvo duotas ir kūnas, ir dvasia, vadinasi, aš esu ir tas, ir tas. Ir vadinasi, aš turiu siekti tobulumo tiek kūne, tiek dvasioje. If I would say that this, I have a spiritual soul and I was given the spirit and this body, so I need to... No. You do not have a soul. Ne, You are the soul. You have a body right now. Jūs esate siela, kuri turi kūną. So she was telling that maybe I need to make a perfection in both, in a spiritual way and a material way. Ir that's all right. ką jūsų judėjimas sako apie, ta prasme, ką jisai sako apie tą kūną, ar ne? Nes, sakykime, man labiau priimtinas yra dualistinis žmogaus supratimas, kad tai yra ir kūnas, ir dvasia, jeigu tai yra duota. So what this movement says about both material and spiritual side? Okay, do you have a car? Ar turit mašiną? Yes. Is it you? Ar tai jūs? No. Do you take good care of it? Ar rūpinatės ją? Of course. So the same thing with your body. Lygiai taip pat su savo kūnu. It's your car and you take good care of it. Tai jūsų mašina ir jas turite rūpintis. Supratau. And the second question. Okay. In Lithuanian. Žodžiu, jūs minėjote, kad jeigu žmogus yra čia žodžiu, žemė nėra ta vieta, kurioje būtų džiaugsmas ir laimė. You was mentioning that this material world is not fit place for happiness and... That's right. Yes? It's a nasty place. Taip. Ir jūs minėjote... Did you notice how nasty it is? pastebėti jums? Have you noticed how nasty it is? Ar teko pastebėti, kad tai ne vieta? You read the news lately? There is a second part. About all the beheadings? Ar teko... Please tell me, say all the question. She's asking... second part. Okay. Žodžiu, ir kad vienintelė oazė, kur mes galime būti laimingi, tai yra jūsų judėjimas, ar ne? So you are also saying that only the method where you can be happy is your movement, yes? And there she will continue again? No, I'm not exactly saying that. Ne, tai nesakau būtent taip. Bet jūs minėjote, kad jeigu jūs esat nelaimingas šio žemėje, tai viskas labai gerai. Būtų negerai, jeigu jūs būtumėt laimingas, ar ne? Ir vienintelė oazė tai yra mūsų judėjimas. But you was mentioning that if you are not happy, it's very good, and only the way is this movement. Here's my point. Tai mano buvo mintis. The only way you can truly be happy is to revive your lost loving relationship with God. Kad vienintelis būdas, kaip būti laimingu, tai atkurti savo prarastą ryšį su Dievu. So if you can do that as a Christian or a Muslim or a Sikh or a Jew, we have no problem with them. Nėra jokio skirtumo, kaip tu tai padarysi. Ar būdamas krikščioniu, ar musulmonu, ar... The pure essence is you have to develop pure love of God. Esmė, tai yra esmė, kad jūs turite tapti mylimoju Dievo. But I can tell you this. Bet aš kai ką galiu pasakyti. This is the best place in the world if you want to develop pure love of God. Tai yra pati geriausia vieta žemėje, kurioje galite išugdyti tyrą meilę Dievui. We don't say it's the only place. Tai mes nesakom, kad tai vienintelė. I grew up as a Christian. Aš pats užaugau kaip krikščionis. And what I learned from the Bible was actually very valuable. Ką išmokau iš Biblijos, tai buvo be galo naudinga. In fact, Jesus brought me to this movement. Ir iš tikrųjų pats Jėzus mane atvedė į šį judėjimą. And I'm still a Christian. Ir aš vis dar krikščionis. I love Jesus. Aš myliu Jėzų. He brought me to this movement. Jis atvedė į šį judėjimą. Jesus is actually part of our movement. Ir Jėzus iš tikrųjų irgi šio judėjimo dalis. That's the point. Ir tai nėra sektantiškas kažkoks tai judėjimas. This is a universal science of God. Tai tiesiog toks universalus Dievo mokslas. We have Christian ministers who remember this movement. Mes turim krikščionių ministrus, kurie priklauso šiam judėjimui. I have a student as a Muslim policeman in London is a member of this movement. Aš turiu musulmoną policininką, kuris taip pat priklauso šiam judėjimui. This is not another religion. Tai nėra kaip religija. This is the essence of religion. Tai religijos kaip esmė. A Christian can remain a Christian and learn and be a part of this movement and learn how to be a perfect Christian. Krikščionis jisai gali likti krikščioniu ir tiesiog pritaikyti žinias.
We are not a religion. We are teaching the science of God here. Mes ne kaip religija, mes kaip mokome mokslą apie You're a Dievą. Buddhist, remain a Buddhist. Jeigu jūs budistas, We palikit will train budistą. you how to go back to your Buddhist temple and be a perfect Buddhist. Mes galime išmokyti, kaip grįžti pas jum į budistų You're a šventybę ir Christian, tapti remain a tobulų Christian. budistų, ar likti tobulų krikščionių. We will teach you how to be a perfect Christian. Išmokysim, kaip tapti A tobulų Muslim, a krikščionių. Jew, whatever. Because we're not a religion. We are teaching the science of God. Taigi tai ne religija, tai yra mokslas apie Dievą. And that's my point. Tai mano Yeah. mintis. Yeah. Over here. Jeigu tik prisijungus prie judėjimo, viskas atrodo labai nesudėtinga, įdomu ir paprasta, tai po kurio laiko tas entuziazmas dingsta kažkur ir tampa sunku kartoti džepą, atsikelti rytais, tai gal gali mokytis paaiškinti, kodėl tai būna ir ką su tuo daryti, kas gali padėti. In beginning, when we are joining this movement, we have this enthusiasm, everything is easy, but later on it becomes harder and we're losing the taste for chanting and hard to wake up. Maybe you can explain why it's happening Yes. like this. This is the modes of nature. Taip, tai yra gamtos gūnus. The mode of passion is nectar in the beginning and poison in the end. Kai pradėta iš aistros, tai pradžioj nektaras, po to nuodai. This is described in the Bhagavad Gita. Tai Bhagavad Gita prašyta. The mode of goodness is poison in the beginning and nectar in the end. Dorybės gūna, tai pradžioj sunku, bet po to nektaras. So we join, we're usually in the mode of passion. Bet pradžioj mes prisijungiam dažniausiai iš aistros. Something new, exotic. Kažkas naujo, egzotiško. But then, because we haven't learned how to develop the meditative mood of the mode of goodness, Bet jeigu mes neišmokstam, kaip pasinerti į tą meditatyvę dorybės gūnos meditaciją, after some time the taste goes away. You see. palaipsniui skonis dingsta. But if you're properly trained by your bhakti leader, whoever, your guru, whoever is training you, Bet tas žmogus, kuris rūpinasi jūsų dvasiniu gyvenimu, jeigu jūs teisingai išmokina, how to develop a meditative mood along with your passion. kaip išsiugdyti meditatyvę nuotaiką kartu esant jūsų tai You will never lose the taste. aistringai nuotaikai. I was trained properly, you see. Mane išmokino teisingai. I was learned how to develop a taste for the meditative mood from the very beginning. Nuo pat pradžių mane mokino, kaip išugdyti tą So I meditatyvę never went through a nuotaiką. down period. Į man neteko I just kristi, been going up and up and up. man teko kilti tik į viršų. If you're going through a down period, you weren't trained how to be meditative. Jeigu jūs jaučiat, kad jūs krentat, tai jūs nebuvo teisingai išmokinta, kaip medituoti, How to enter into nama ras, kaip pasinerti į švento vardo the sweet skonį, taste of the name. paragauti saldumą švento vardo. So you need to go back now and get some training from somebody who can teach you how to develop sattva guna. Taigi jums reikia pradėti nuo to, kad reikia surasti žmogų, kuris jūs gali mokinti, kaip paragauti tą skonį, How to chant meditatively, kaip meditatyviai kartoti, how to hear the lectures meditatively, kaip klausyti paskaitas how to read meditatyviai, kaip meditatively, skaityti knygas, how to have a meditative vision of reality also. kaip matyti meditatyviai realybės vaizdą. In other words, your Krishna consciousness was external Tai reiškia, kad jūsų Krišnos sąmonė buvo for the most išoriška. part. You have to learn how to internalize it. While you're doing the externals, you have to also simultaneously develop the inside. Kai jūs darote išorinę veiklą, jūs turite išmokti dirbti su savim viduj. Doing this, doing that, doing something, that's Rajaguna. Taigi, daugybę dalykų darai, tai radžagūna. Developing the inner vision, the inner meditative consciousness, that's sattva guna. Bet tą vidinį matymą, vidinę sąmonę išugdyti, tai yra So you weren't satvagūna. trained how to be meditative while you were doing these things. Taigi, kol jūs darėt visas tas veiklas, jūs nebuvote išmokinta, You weren't kaip properly veikti trained how to actually chant Hare Krishna in a meditative way. meditatyviai ir nebuvote išmokinta, kaip kartuoti šventą vardą meditatyviai. So that's why you went through the down period. Dėl to jums teko patirti tą kritimo periodą. But my wife, Vishnupriya Mataji, she's never gone through a down period. Bet Kurumadaži jai neteko taipogi. She was meditative from the very beginning. Nuo pat pradžių ji taipogi buvo And I've also tikilo. been so fortunate. I was trained by Vishnu Jan Swami, Mane mokino Višnudžianas Svami. one of the most famous kirtan chanters in the history of ISKCON. Ir jis vienas iš žymiausių įskonę He went kirtanijų. deep into the name. Jis labai giliai pasinerdavo į šventą vardą.
I remember the first time I visited the temple in the early morning there in Austin. Ir kai pirmi kartai, kai aš lankiausi Ostine šventyklose, We were all new recruits. There was no Šventyklos. experienced devotees, only him. Visi buvo nauji prisijungę ir tik So no one vienintelis knew how jis to buvo. offer an arti. Vienintelis jis buvo, kuris kažką žinojo ir No jis one knew how to lead a kirtan either, only he. You see. nieks nežinojo, kaip reikia vesti aratį, kaip So dainuoti he had kirtą, to tik offer the jis. arti and lead the kirtan both at the same time. Jisai tuo pat metu vesdavo aratį ir dainuodavo kirtaną. And he did it with such feeling. Oh my God, was it beautiful. Ir su tokiu jausmu jis tai darydavo, tai būdavo gražu. So beautifully. Oh, Taip just carry nuostabiai. you away. It was so beautiful. Tiesiog jūs atrodo nuneždavo. So that kind of meditative mood is what you really need. Su And then you'll tokia never have a nuotaika. down period. Su tokia nuotaika jūs medituosit, niekad neteks So it's pult. never too late. Now you have to develop that meditative mood. Ne per vėlų dar. Dabar galit pradėti When you ugdyti tą chant your skonį. japa, pray to Krishna. My dear Lord, please help me deeply enter into the sweet nectarian mellows of your holy name. Prieš kartuojant džapą jūs pasimelskit, o Krišna, maldauju, padėk patirti man nuostabiausias švento vardo skonį. Pray that way before you chant your rounds. Prieš kartuojant And a pasimelskit. whole new world will open up. Visas šis pasaulis tau matysis visai kitų kampų. Okay, next question. Kitas klausimas. Microphone. Čia yra masinė problema, kur klausė mergaitė. Ar yra Lietuvoje mokytojas, kur rekomenduotų kokį mokytoją, kad tai išmokytų? It looks like it's a massive problem because is there available in Lithuania such kind of spiritual master who can teach this? Well, here I am. Štai aš čia. Take full advantage. Pasinaudokit šią progą. And do you read English? Ar skaitote angliškai? Okay, we have a Lithuanian version of my e-course. Mes turim čia, mokytojas turi savo internetinį kursą ir You yra can get on my išverstas e-course in Lithuanian language lietuvių kalba. and get my training. Ir galit gauti And mano you can apmokymus. write maybe there's what's called the Google Translator. You can write their message in Lithuanian, go to the Google Translator, send it to me in English. Ką galit padaryti, tai per Google Translate parašai lietuviškai ir ten anglų kalba nukopijuoti ir nusiųs That will mokytojai help of paštu. Google, the Google incarnation. Ir tada Google inkarnacija I can I'll pertek personally žinią. train you. Ir Yeah. They can translate your e-course also in Google and read. Ir iš tikrųjų galimas variantas mokytojo dienos mintis kiekvieną dieną išeina It's already being anglų sent kalba. out regularly. Once a week? Kiek kartų? 4 times. 4 times a week. It's pretty good now. Yes. You in charge of that now? Ar jūs atsakingas už tai? See, I have my disciples here. They can also train you. They Yeah. understand. My disciple, Amala Atma Prabhu, says, do you see who he is? Čia yra mano He mokinys. understands my techniques and he can train you along my line of teaching. Jisai taip pat gali apmokyti pagal mano mokymą. He's my representative. Jis You kaip can mano take the training atstovas. from him. Jūs galit kreiptis pas jį. Yeah. Amala Atma will train you. He knows my mood. He knows how to train you in the same mood that I would train you. He can train you. Amala Atma žino mano nuotaiką ir jisai gali apmokinti būtent pagal mano mokymus. Okay, next question. Yeah. Palauk, mikrofonas. Perduokit mikrofoną. Savo laiku buvau nepraktikuojantis krikščionis, ta prasme, kaip ir tikintis, bet o šiuo metu kaip ir tolstu nuo krikščionybės, kaip ir vis arčiau hinduizmo. Ir kaip pavadintume tą momentą, kai esi tarp dviejų religijų, nes nei krikščionybės atsisakęs, na, ta prasme, ir, na, toks, bet iš tikrųjų tai krikščionybė kažkaip tai man jau pradedu vis daugiau kaip bjaurėtis, vadinu kančios religija. Toks vidinis konfliktas. So, I was not practicing Christian before, and little by little I started to feel that I am losing the contact with the Christianity, and I start to appreciate more Hinduism.
but I still feel kind of a little bit in between of Christianity and Hinduism. This is not But- Hinduism. Bet čia ne hinduizmas, ką mes mokom. We're teaching, this is pure Christianity actually. Iš tikrųjų, tai yra tyra krikščionybė, ką mes mokom. Christ is our guru. Kristus iš tikrųjų yra mūsų mokytojas. Christ is a Vaishnava Acharya. Jis yra Vaišnavo Acharya. We are teaching the universal science of God, not Hinduism. Mes mokom universalę Dievo sąmonę, ne hinduizmą. We are not teaching any particular religion. We are teaching you how to be perfect in any religion that you want to be. Mes iš tikrųjų nemokom čia jokios religijos, mes mokom kaip tapti tobulu, bet ko How jūs many suns bebūtumėte. are there in the sky? Kiek yra saulių dangui? How many suns in the sky? Kiek dangui? Just one. There's one. How many names for the sun are there? Kiek vardų tai sauliai gali būti? Hundreds of names. Šimtais vardų. So God has hundreds and thousands of names. Taigi Dievas turi šimtai tūkstančių Some vardų. call him Allah, some call him Christ, some Jehovah, some Buddha. There's so many names. Na, Daugybė taip, vardų. bet tiesiog labai, ta prasme, spaudžia krikščionybė propaguojantys žmonės labai smarkiai, ta prasme, daro tokį spaudimą savotišką, nuolat bruka tą krikščionybę ir, tiesiog labai verčia labai nemaloniai jaustis. Nors mano vidiniu supratimu, ta prasme, kaip ir Dievas tai ne Buda, ne Kristus ir taip toliau, yra kažkas viena, kad žmogus sąmonė nesuvokia. I feel quite bad that Christians are pressuring their idea and Christians are what? pushing their idea that it's only Yeah, the the... Christians aren't real Christians. That's the problem. Na, šiais laikais kartais krikščionys nesielgia kaip tikri I can krikščionys. prove it to you. Ir The Bible says, "Thou shalt not kill," pavyzdžiui, Biblija sako nežudyk, and those rascals are all eating meat. o jie visi valgo mėsą. And see, that's against the Bible. Tai prieš Bibliją. A Christian has to become a vegetarian. Krikščionys turėtų tapti Or vegetarais. at least they have to wait for the animals to die naturally before they eat the meat. Arba bent, kad gyvūnas natūraliai numirtų ir tada jie gali valgyti jį. Christianity actually does not allow a slaughterhouse to exist. Krikščionys, jeigu žiūrint filosofiškai, jie It's right there nepalaiko in the Ten skerdyklų. Commandments. Jie skerdyklų nepalaiko. Thou shalt not kill. Ir iš tų 10 įsakymų vienas yra So in nežudyk. this way, they're not real Christians. Ir žiūrint iš tos pusės, jie netikri krikščionys. They don't understand Christ. We understand Christ better than they do. Jeigu taip žiūrint, mes geriau suprantam Kristaus mokymą nei We jie. want them to come to us and we will teach them how to become the real Christians. Jie gali ateiti pas mus ir pamokysim, kaip tapti tikrų krikščionim. Thank you. Next. Kas ten kėlė ranką prieš tai? Hare Krishna. Kaip teisingai skaityti Šilos Prabhupados knygas? How to properly read Srila Prabhupada books? Carefully. Atsargiai. If elaborate more, like Well, details. here's a suggestion. Read the Bhagavad Gita, Taigi patarimas, skaityk Bhagavad Gita, the Nectar Devotion, atsidavimo nektarą, Srimad Bhagavatam, tada Šrimad Bhagavatam, Teachings of Lord Chaitanya, Viešpatės Čitanės Krishna mokymą, book, Krišnos aukščiausias Chaitanya Dievas Charitamrita, Čitanė Charitamrita, the Nectar of Instruction, pamokymų nektarą, and Easy Journey to Other Planets. kelionė į kitas Read all planetas. those books. Visas tas knygas turit perskaityti. Su kokia proto būsena? What kind of mood you should have? Mood of humble, like a humble student. Kaip nuolankus You moksleivis. pray to Srila Prabhupada, my dear Srila Prabhupada, I am now reading your books. Please bless me, I can understand them properly. Pasimelskit Šrila Prabhupadai, Prabhupada, prašau palaimink mane, kad galėčiau teisingai suprasti šias knygas. That's how you read them, as a humble student of Prabhupada. Kaip Prabhupados nuolankus mokinys. Next. Dar yra klausimų? Okay, so we'll go ahead and stop here. If you have y'all have any the question on the internet, okay. Taigi iš interneto klausimas. Let's see here. What's the question? Read it to me. I don't have it on mine. How can one best please the spiritual master at all times, place, and circumstances? Okay, how Kaip, come?
How can one best please the spiritual master in all times, places, and circumstances? Koks geriausias būdas patenkinti dvasinį mokytoją bet kokioje vietoje, laiku ir metu? Many disciples ask me this question. Daug mokinių klausia manęs šio klausimo. The answer is very simple. Ir atsakymas labai paprastas. You must focus fully on developing pure love for Krishna within your heart. Turit susikoncentruoti į Krišnos sąmonės ugdymą širdį. That's your internal mission. Tai yra jūsų vidinė And misija. externally, you must try to make this whole world Krishna conscious as much as you possibly can. O išoriškai turit perteikti tas žinias visam pasauliui, kiek tik įmanoma. Krishna within Krišna viduj and Krishna without. ir Krišna išoriai. Krishna is your heart Krišnatizuokit savo širdį and Krishna is the whole world. ir visą pasaulį. That's my instruction to my disciples. Tai pamokymai mano mokiniams. This is what Prabhupada taught me, you see. Būtent tai mane Prabhupada ir mokina. You revolutionize your heart, you revolutionize the world. Padarykit revoliuciją širdį ir tada This is what every pasaulį. disciple can do to best please the spiritual master in all circumstances. Tai tie du dalykai, ką gali mokinys pačio geriausio Be padaryti fully savo dedicated mokytojui. to awakening your Krishna consciousness, Pilnai atsiduokit savo sąmonės valymui. and to everyone you meet, try to somehow or other give them Krishna. Ir ką besutiktumėt, pabandykit perteikti Krišną. So, Taigi, on that auspicious note, šią natą we will end here. užbaigsim. And we're just delighted you all came. Džiaugiamės, kad visi atvykot. We love you all very much. Visus be galo mylim. We're very happy you're here. Ir labai džiaugiamės, kad May esate Krishna čia. bless all of you, Lai Krišna visus jūs palaimina, that you can have the awakening of pure love for Krishna within your hearts, kad jūsų širdį apsireikštų Krišnos, so that all your anxieties will completely be gone, kad visas jūsų kančios išgaruotų. and you will taste unlimited happiness at every minute. Ir kad kiekvieną minutę galėtumėt pajausti Now you tyrą can repeat after džiaugsmą. me. Ir galite dabar kartuot kartu. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Achalabai. His Grace Shriman Sankarshan Adhikari Maharaj ki! Visus svečius norim informuoti, paprašyti, kad nepabėgtų mokytojų išlydėjus, nes dar vaišės laukia. Čia baktai labai pasistengia, ir saldumynų bus, rimtų patiekalų. Vakarienės neveikti. Dabar čia mes, aišku, palydėsim mokytojų. Reikės susėsti gražiai, telefoną sutiukų. Hare Krishna. Thank you very much. Thank you very, very much. Thank you very much. Thank you very much. Oh, thank you very much. Hare Krishna. Thank you very much. Hare Krishna. Apple and strawberry. And low-fat yogurt. Flour. Maybe you could accept this. And we offered also Machintelula also kind of made it special in her preparation. Sankirtan's favorite preparation. For you, not that. Low fat also.
Yeah. O čia su kokosu? Fish arm is tender? Okay. It's a low fat cottage cheese. Not Have cottage prashadam, cheese, which you can do, and many prashadam. white cheese. They make feast. The whole feast. Oh, but doesn't make sense. But we have I can get a shot. We have also cookies. So we can do a cookie. mokytojas prashadam, sausainiukų pavyzdžių, kurie specialiai tiesiai išmokyti. And then come the cookie. Sounded very dangerous. It was. It's very dangerous. It's like a sign of danger. Something wrong. She wants to speak a little bit. She's very sorry that there are some complications about the massage. Maybe not massage, maybe medicine, who knows? Sako, gal čia ne nuo masažo, gal čia nuo natų bus. Would like to help you so much, but she is afraid that she cannot. I am afraid too. Maybe the target, but not now. It happened this morning, so I was thinking, it's not like this. Šį rytą tik meldėsi, po be galo pasiūdavo, kad Nice to see you.